Hospiso rekonstrukcijos darbai įsibėgėja pakankamai neblogai. Labai daug darbų jau paslėptų, kurių nematome. Tai po žeme suvesos naujos komunikacijos, vandentiekio kanalizacijos, lietaus kanalizacija, apšiltintas pamatas, lietaus drenažas padarytas ir jau persikėlė į vidų. Tai lifto šachtą pasidarę esame, langai nauji sudėti, šildymas įrengtas jau grindinis visur. Ir visa instaliacija, vėdinimas, elektra, kaip sakykime, jau artėjame prie dalinio baigtumo. Šitas projektas turbūt yra unikalus, aš nemanau, kad čia Lietuvoje jų yra daug. Viskas buvo mums naujovė, kiekvieną kartą reikėjo konsultuoti su daug įvairių dirbančių žmonių slaugoje, kaip čia įrengti. Tai viskas daugiau akcentuota yra, kad būtų namų jaukumu, kiekvienam būtų patogu, tai kiekvienoje palatoje bus sanmazgai, dušai, atskiros terasos išeiti į lauką. Tai aš nežinau, ligonių lankiau daug visokių įdomių, bet tokio projekto nesu matęs niekur. Tai kažkas bus naujo, wow.